Pas man prasidėjo ilgai lauktas ruduo. Prieš kelias dienas gerai palijo, kažkur apie 10 mm. Gaila, kad tik tais vieną naktį lijo. Tai truputį sušlapino dirvožemį. Šiaip žemė perdžiūvusi, norėtų žymiai daugiau. Pas mus šešernas buvo atėjęs prieš gal porą savaičių. Kažką jis vis tiek čia dar randa. Tai čia gerai padarė mums duobių. Geriau bus. Žaliukai pas mus visai neblogai auga. Mes nieko jiems nedarysim, tai jie tarpe augs tarp alyvuogių. Šitas labai įdomus krūmas, jis yra vietinis, labai gražus vaisiai. Tai kadangi jis vietinis, jis gali pakelti sausrą. Tai šiais metais mes jo nekartą nelaistėm. O jis tiesiai ant kalno šlaito. Tai tik tais jau vakarų pusės įžengia šitą alyvuogę. O priešingų atveju čia ryte ir per pietus jį čia saulė gerai degina. Ir nieko, stiprus krūmas. Leidžia iš dar daigus. Tai sėkmingai auga be vandens, visiškai šiais metais nelaistytas. Išgyvena. Gal kitais metais turės vaisių, nufilmuosiu. Tokie labai įdomus. Čia mūsų išlikęs išgyvenęs sodas. Trejas vyšnias. Ten... Net nežinau, kas ten yra. Ten persikas ar abrikosas. Slyva, kriaušė, kita slyva ir ten slyva pasislėpusi. Ir viena obelis likusi, 3 obelis numirė. Tai tikriausiai kitais metais gal nieko į jų vietas nesodinsim, bet už poros metų gal kažką pasodinsim. Šiandien toks oras fainas, plus 20 laipsnių. Praeitą savaitę dar buvo plus 40. Tai dabar tikrai jau labai rimtai atšalo, atvėso. Žada plus 30. Bet bent jau debesis galima pasidžiaugti debesim. Taip 4 mėnesius buvo giedras dangus. Jau truputį buvo įkyrėję. Pasodinom kopūstus. Šitie gal jau 2 savaitė jau auga. Čia va šiandien sodinam. Pažiūrėsim, kaip jie mums čia augs. Turėtų gerai užaugti. O čia bulvės prieš savaitę pasodinom. Reikia lietaus. Gero porą dienų. Pažiūrėsim, kada jos pradės dygti. Kažkaip vėluoja persimonas šiais metais. Praeitais metais jau buvo prisirpę kažkiek pirmi persimonai. Šiais metais dar žaliuoja, bet užtai žymiai gražesni negu praeitais metais. Matyt, nebuvo tokia sausra, tai mažiau ligų. Nes vaisiai praeitais metais buvo tokios kažkokie sukandžioti. Kažkokie juodi šmikiai buvo prilindę. Tai tekdavo juos krapštyti. Na, čia pas mus jau vynuogės džiūna, nespėjom valgyti. Neįmanoma čia jų visų suvalgyti. Čia dar daug likę kitoj pusėje pilna. Kur čia pas mus kosminės kekės? Va, kiek kekių. Čia visą šakanas galvojas. Šulinys tuščias. Ką, laukiam, nesulaukiam apelsinų. Kokie gražus, kiek jų daug. Šiais metais bus geras derlius. Turėtų būti dideli apelsinai. Daug šitas mūsų didžiausias apelsinas daug vaisių turi. Nu ką, iš praeitų metų dar sudžiūvęs kaba. Pavyko man panašu išgelbėti greifurtą. Toks kažkaip galvojau numirs, bet pasirodė, žiūrėk, visai nieko. Šakelės liktais
Matyt, dar nori vandens, reikės palaistyti. Nu ir citrina. Citrina kažkaip stipresnė. Geriau laikosi. Gal kitais metais bus sustiprėję medžiai.